Įsivaizduokite vietą, kur kiekvienas kvadratinis centimetras turi prasmę, kur baldai gimsta ne fabrike, o idėjoje, kur dizainas tai ne tik grožis, bet ir funkcija. Sveiki atvykę į Fitsout įmonę, kuri kuria ne tik interjerus, o ir istorijas, kurias galima liesti, matyti ir patirti. Labai svarbu visas paslaugų spektras, kurį mes galim pasiūlyti savo klientui. Klientas gali kreiptis pas mus ir dizaino idėjų, techninio išvystymo idėjų. Mes turim virš 40 inžinierių konstruktorių, kurie daro labai precizinius 3D modelius, naudoja pažangiausias projektavimo programas. Technologai, kurie ieško technologijų dėl žaliavų, žinoma, puikiai gamyba, kurie apima tiek medį, tiek metalą, tiek plastiką, visos įmanomos apdailos formos, surinkimas ir sudėtingų komponentų pritaikymas. Ir žinoma, mes pristatome į bet kokį pasaulio kampelį ir galime sumontuoti tą daiktą. Tai visas paslaugų spektras ir daro mus, kaip mes vadiname, šiek tiek daugiau negu baldų gamintojus. Mūsų šūkis yra Beyond Furniture arba daugiau nei baldai. Tai mes visą savo esybę patvirtiname savo šūkį. Esam projektinė verslo kompanija, dėl to pas mus tas projektas prasideda nuo pradžios, kada yra jau užuomazga ir sugalvojimas, kaip tai turi atrodyti, iki pilnos realizacijos, kas yra projekto pabaiga. Tai dėl to mums reikia įvairių sričių specialistų ir tų, kurie kuruoja ir iš vadybinės pusės visą projektą, ir tų, kurie ruošia brėžinius, ir tų, kurie technologiškai juos parengia gamybai, tų žmonių, kurie gamyboje galėtų išpildyti tuos reikalavimus ir jie dažnai aptarnauja arba sudėtingus rengimus, arba funkcijas atlieka rankomis. Taip pat žmonių, kurie žino medžiagas ir technologiją, žino, ką galima nupirkti ir kur geriausia tai padaryti. Žmonių, kurie sugeba skirtingas dalis ir medžiagas sutverti į vienetą. Žmonių, kurie sugeba nuvežti, nugabenti tuos produktus į konkretų tašką ir žmonių, kurie toje vietoje galutinai surinks tai į parduotuvę arba kažkokią kitą erdvę. Įmonės darbuotojai tiki, kad erdvė tai ne tik 4 sienos, tai emocija, tai identitetas, tai kaip jaučiasi žmogus vos peržengęs slenkstį. Čia yra suvokiama ir suprantama, kad kiekvienas klientas tai vis kita istorija. Mes kūriam gražius estetinius sprendimus ir tam nepakanka tik tai technologijų, kurių mes turim ir labai šiuolaikiškų ir aktualių, bet lygiai taip pat reikia žmogaus ir jo gebėjimo pritaikyti tas technologijas konkrečiai situacijai. Dėl to, kad mūsų produktas nėra kažkoks standartinis, kiekvieną kartą pritaikytas vienai konkrečiai vietai, tai taip pat reikia tiek žmonių, tiek jų požiūrio skirtingumo, kad būtent tai yra skirta konkrečių tikslų. Mūsų klientai kiekvieną kartą sukuria vis daugiau ir daugiau iššūkių, atrodo nieko ypatingai naujo negali nutikti, bet dar turbūt nebuvo mėnesio, kai mes nedirbtumėm prie naujų technologijų, naujų medžiagų apdirbimų ir mes turim tarsi didžiulę laboratoriją viso įmoniai, kai klientai atsiunčia savo beprotiškus sumanymus paviršių apdailos sprendimų paieškose ir mes tiesiog bandome teisingiausiai reflektuoti tą pirminę idėją ir aišku patys turi jie kartais tokie beprotiški ir tos medžiagos taip įdomiai kombinuojamos, kad net inžinieriams, kurie dirba 20 metų, būna iššūkių, bet tai ir daro mūsų kiekvieną dieną beproto įdomi. Tai reikia suprasti, kad yra automatizuotas centras, kuris visas funkcijas atlieka automatiškai ir savarankiškai. Tai gręžimas, pjovimas, frezavimas. Ar galima net padaryti tą patį 3D modelį. Pirmasis vamzdžių lazeris, gebantis pjauti įvairaus tipo vamzdžius, apvalius, kvadratinius, stačiakampius ir specialius profilius, kaip L-formos pavyzdžiui. Kitas lakštų lazeris. Naujausias lazeris, naudojantis fiber technologiją, šviesolaidinis, ypatingai greitas plonų lakštų pjovimas, mažas energijos sąnaudas ir daug kitų privalumų. Ypatingai lakštų lazeris Bystroniko, ypatingai lengvas valdymas, tai sakyčiau, po 2-3 savaičių apmokintas naujokas jau gali dirbti su minimalia priežiūra. Mes kaip įmonė visą laiką esam pasirengę priimti įvairių patirčių darbuotojus įvairiose srityse. Tai reiškia ir tų, kurie labai smarkiai patyrė ir yra profesionalai, ir tų, kurie dar tik tai yra kelio pradžioje.
Smagiausias dalykas yra tas, kai tu padarai kažkokį tais gaminį, pavyzdžiui, jis būna sunkus, ten tarkim būna gaminių tokių kaip Dioras, Louis Vuittonas, tau atrodo iš pat pradžių, kai tu pažiūrėsi brėžinį, darai tas mažas detalės ir galvoji, kaip čia bus, kaip čia įdomiai atrodys ir taip toliau. Ir kai gauni to gatavo produkto nuotraukas arba pamatai, kaip kolegos iš kito cecho surenka viską ir kaip didingai viskas atrodo, tai labai fainai. Va šitas realiai dalykas, tas galutinis viso produkto surinkimas labiausiai džiugina. Gali būti vieną dieną darai duris, taktas, kitą dieną paprastas detalės kokias. Tai tu nežinai kiekvieną dieną, ką darysi praktiškai. Aišku, priklauso nuo gaminių, sudėtingumo dar. Rezultatas, tai taip, visą laiką surinkime pamatai, ką gamini. Tai didžiausi brandai pasaulyje galima iš tikrųjų pamatyti. Tai šitam ceche gimsta visos medinės detalės, tiek nuo pjovimo, gręžimo, frezavimo ir surinkimo į mazgus ar komponentus. Tai tokias technologijas turim kaip pjovimą ir CNC, kuri yra turbūt pagrindinė proceso dalis, kur atliekame tiek frezavimus, graviravimus, dekoratyvinius frezavimus ir net 3D tūrinius frezavimus. Visada ieškom tokių darbuotojų, noriai apmokinam ir nelabai mokančius, tai tam tikrai skiriam daug laiko. Turim ir nemažai pavyzdžių, kur žmonės be patirties išmoka valdyti šį įrengimą. Gamyba gali būti ne visiškai nuobodi ir monotoniška ir mes bandom įrodyti, kad mūsų įmonėje gali rasti vietą aukščiausio lygio profesionalai arba jeigu jie tokie nėra, jie gali tapti tikrai tarptautinio ir aukščiausio lygio profesionalais. Tai yra tiek technologai, inžinieriai, konstruktoriai, projektų vadovai, gamybos organizatoriai. Mūsų žmonės kiek kasdieną keliauja po visą pasaulį, daro pardavimus, diskutuoja technologinėmis temomis, ieško geriausių sprendimų ir štai įmonė nebeturi to šleifo, kas seniau galėjo atrodyti nuobodi, reiškia apdirbamoji pramonė, kur mes pardavinėjam hipotetiškai pigią darbo jėgą, mes pardavinėjam savo išmonę, žinias ir aukštą pridėtinę vertę. Ir tas yra labai prasminga ir manau, kad jaunam žmogui, kuris domisi tiek technologijomis, tiek fiziniu pasauliu, kaip padaryti aplinką gražesnę ir turi ir estetinių ambicijų, tai yra puikia vieta dirbti ir augti kaip profesionalui.